Michelin rekomendacija Gdanske už labai neblogą kainą. Jei netingėsit paeiti 10-15 minučių nuo turistinių vietų, Brut Bistro tikrai verta jūsų dėmesio. Ateinam gana anksti, nes staliuko rezervacijos nepadarėm ir tikėjomės, kad mums pasiseks. Ir pasisekė. Gavom lyg paskutinį laisvą staliuką. Na, be laiko pribojimo, nes kitiem pasakydavo, kiek jie laiko turi. Užkandžiams užsisakom sūrę su četniu, grilintų alyvuogių ir jų pačių keptos duonos su trumų sviestu. Taip, šefo komplimento čia nebuvo, bet maždaug 3 eurai už tokio aromato ir skonio duoną, na ir lengva trumų sviestą šalia. Tiesiog juokas. Tiek pat kainuoja ir šios aromatingos alyvuogės, mėsingos ir su maloniu dūmų poskoniu. Nuostabus ir četnis su gruyere sūriu. Žodžiu, pradžia tabula. Vaikai mėgaujasi savo supaprastintais makaronais, kurie tiesiog persismelkia sviestu. Ir įkainuoja juos mažiau negu po 6 eurus. Tuo tarpu mes toliau keliaujam savo skonio kelionę. Ragaujam tuną su agrastų elementais, stebėm, kaip ant stalo gula mūsų antrieji patiekalai. Kiauliena, kurios kaina maždaug 18 eurų, žmona užsisako bulvių, voveraičių kamembero padaže, padabintų krapais ir šviežiais triufeliais, kurių kaina apie 13 eurų. Taip, čia tokios kainos Michelin rekomendacijų. Beje, jie ir gavo ekstra ženkliuką už tai, kad turi beprotiškai gerą kainos ir kokybės santykį. Ir nėra tokia formali vieta, tad su vaikais mes jautėmės čia labai patogiai. Dar labai patogiai jautėmės ragaudami jų maistą. Kiauliena buvo nebloga, bet nestebino. O štai šios bulvės su triufeliais buvo kažkas nepaprasto. Mums šitai patinka, kad net būdami visiškai soti, nusprendžiam paragauti desertų. Ir vėlgi, rankos vyra, abu fantastiški. Lengvi, persmelkti Prancūzijos skoniais. Taip gera, kad net nenorim niekur išeiti. O už visą vakarienę sumokam apie 130 eurų. Tik primenu, jei neturit rezervacijos, ateikit anksčiau. Mums labai patiko, rekomenduojam.